Prieš savaitę Druskininkuose vyko konferencija nuo mokslinių tyrimų iki klinikinės praktikos iššūkiai kovoje prieš vėžį, kuri apėmė ne vieną onkologijos sritį. Gydytojai, specialistai ir mokslininkai iš daugiau nei 20 pasaulio šalių konferencijoje pristatė ne tik gerosios praktikos pavyzdžius, bet ir diskutavo socioekonominiais vėžio gydymo aspektais. Aptarė naujas vėžio diagnostikos bei terapijos technologijas, naujų metodikų taikymo galimybės, psichoonkologijos perspektyvas ir kitas aktualias temas. Viena iš didžiulių tarptautinių konferencijų iš didelio jų ciklo, kurių buvo paskutinių 4-5 metų bėgi visą eilę, tai būdavo po vieną ar kelias konferencijas į metus, bet dažniausiai jos buvo skirtos kažkuriai vienai onkologijos sričiai, ar tai diagnostikai onkologija, ar tai krūties vėžio problematikai, tai virškinamo trakto vėžio problematikai, ar tai prostatos vėžio ir panašiai. Soršinės vėžio. Be abejo, reiškia, bet šiandien mes vis dėlto pagalvojame, jog būtų labai prasmingas organizuoti konferenciją onkologijoje, kuris stengtųsi apžvelgti įvairias onkologijos sritis. Vadinasi, ne vien tik tai diagnostika, ne vien tik tai radio ir chemoterapija, ne vien tik tai chirurgija, bet įvairius aspektus. Na, o tikslas čia yra vienintelis, kad mes galėtume kuo daugiau Lietuvos gydytojų, besidominčių onkologiją, įvairių sričių specialistų, ne tik, sakykime, chemoradioterapeutų onkologų, bet ir chirurgų, urologų, ginekologų, krūties lygų specialistų. Ir jau tikrai sąrašas būtų labai ilgas, kad juos galėtume visus pakviesti ir per šitas keletą dienų praturtinti jo žiniomis onkologijoje. Jūs teisingai sakote, jog šiuolaikinės priemonės yra tikrai labai galingos. Galima daryti telekonferencijas, galime naudoti Skype'u ir visą eilę kitų. Tačiau, kaip rodo pasaulinė patirtis, nieks kol kas nepakeitė žmogiškojo ryšio, žmogiškosios įtaigos ir betarpiško bendravimo. Dėl to ne vienoje tarptautinėje organizacijoje neteko matyti, kad tų tarptautinių susitikimų aktualumas būtų nors kiek sumenkęs šiuolaikinėje informacinių technologijų vystymosi šviesoje. Taigi per šias keletą dienų mes iš tikrųjų ruošiamės aptarti labai daug svarbių onkologijos klausimų, bendradarbiauti su mūsų kolegomis, taip pat reiškia plėsti savo ryšius. Kaip jūs žinote, iš šios konferencijos šviesoje arba prieš prezidentę buvo pasirašyta sutartis tarp Vilniaus universiteto onkologijos instituto ir Kijevo onkologijos instituto su keletu įstaigų atstovų, kurie čia yra. Mes plėsime bendradarbiavimą ir tokias sutartis tarp su kitais onkologijos institutais. Mes žadame pasirašyti dar 8 sutartis maždaug šių mokslo metų bėgi. Taigi tikimės tikrai didžiulės naudos šios konferencijos. Na, o mūsų svečiai, aš tikiuosi, kad jie ne tik labai energingai ir vaisingai dirbs šios konferencijos metu, bet galės susipažinti su tuo tikrai nepaprastu kampeliu Lietuvos, vadinamu druskininkais. Be abejo, suklūsta išgirdę apie tas temas ligoniai, kurie serga onkologinėmis ligomis. Ką mes jiems galim pasakyti? Visas tas bendradarbiavimas, viskas yra skiriama, kad būtų didesnės galimybės padėti jiems? Reikėtų paminėti, kad mūsų gyvenimas dėja dėl įvairių priežasčių, tame tarpe ir vykstant pokyčiam ir visuomenėje, ir vystantis įvairiam technologijom, jisai intensyvėja, sudėtingėja, sunkėja, jis tampa vis labiau intensyvus, nervingas ir visoks koks įtemptas. Taigi, neretai žmogus pradės jaustis tam tikrus negalavimus, jisai per daug yra įsijautęs arba įtrauktas į tą gyvenimo verpetą ir neskuba pamatyti gydytoją. Tai be abejo reikia pradėti nuo savęs, nuo savo pačio budrumo ir prisiminti, jog pas gydytoją reikia ateiti laiku, ypač onkologijoje. Ankstyvas vizitas pas gydytoją, jeigu nedaug dievė tą žmogų yra ištikusi onkologinė liga, tai yra pirmas kelias į sėkmingą gydymą. Na, taip pat reikėtų priminti, jog mes turime tas 4 vėžio sričiai skirtas programas, ankstyvos diagnostikos, reiškia vėžio prevencijos, jos įvairiai vadinasi, tai reikia bendrauti su šeimos daktarais ir būtinai dalyvauti juose. Nu, mes savo ruoštų, aš turiu omeny medikų bendruomenės, reiškia plotmėje, taip pat aš kaip Lietuvos vyriausias onkologas, mes darysim viską, kad tas programas labiau viešinti, kad labiau apie jas priminti ir kad jos būtų kuo labiau prieinamos visiems Respublikos gyventojams. Jums asmeniškai, kaip gydytojų praktikoje, kiekvieną dieną operacinėse palatose, matant onkologinius ligonius, nauda iš tokių sutikimų su, kaip profesorius Samalavičius pasakė, šviesuliai suvažiavę druskininkus.
Be abejo, šitas susitikimas su kolegom iš užsienio yra labai reikšmingas, nes nėra nieko geresnio, kaip asmeniškai kontaktuoti su žmonėm, kurie visą savo gyvenimą pašventė kovai su plaučių vėžiu arba su onkologiniam lygom, kurios yra krūtinės lastoje. Pasikvietėm tikrai 2 šviesulius, 2 ekspertus pasaulinio lygio, kurie yra žinomi visam pasaulyje, jų darbai yra žinomi visam pasaulyje ir jie sutiko atvažiuoti ir paskaityti mums keletą pranešimų, temų apie naujovės plaučių vėžio gydyme, ką mes naujo galim sužinoti, kokia nauda mums bus iš to ir taip pat ne tik mums, bet mūsų ligonėms. Mes esam druskininkus, įvažiavam druskininkus, matom jaunas moteris, mergaitės, rūkančias. Širdis skauda jums? Be abejonės, man skauda širdį ir mes ilgai kalbėjomės su šitais gerbiamais svečiais, kurie atvažiavo ir tiesiog galvojom, ką mes galim padėti, realiai galim padėti, todėl kad gydymas vaistais naujais, visokiais modifikatoriais, chirurginis ar chemoterapinis gydymas, vis tiek tai yra jau pažengusio arba toli pažengusio naviko gydymas. Ką mes galim realiai padėti žmonėm? Ir jie pasakė, kad reikia sustabdyti rūkymą. Jeigu mes sugebėsim sustabdyti rūkymą, mes sugebėsim sustabdyti sergamumą plaučių vėžių, o tai mes žymiai pagerinsim mūsų visuomenės sveikatą. Ir tose šalyse, kur tas yra padaryta, mirtingumas nuo šitos ligos ryškiai sumažėjo. Ryškiai sumažėjo. Dar, profesor, vieną tik sakinuką, bet vis dėlto yra tokių vėžio formų, kuriomis serga ir nerūkantys žmonės. Yra tokių? Taip, be abejonės mes pastebėjom, kad ir nerūkančių serga daug plaučių vėžių, ypač moterų tarpe. Bet tai yra atskira jau tema ir atskiras, kaip galima atskirą konferenciją daryti, nes nėra labai aišku, kodėl nerūkančios moteris serga, reiškia, plaučių vėžių. Viena iš priežasčių gali būti pasyvus rūkymas, bet reikia ieškoti moterų vidinėje sandūroje, hormonų sąlyčiuose ir taip toliau. Tai gali būti priežastis, kodėl jos serga plaučių vėžiu taip pat. Taip, kaip ir su onkologija. Daugybė klausimų. In Germany, the situation is as it is in all other industry countries. We have a great incidence of lung cancer in Germany. Profesorius Christian Manegold iš Vokietijos Heidelberg universiteto pasakė, kad sergančiųjų plaučių vėžių skaičius kasmet auga. Ši liga keičia geografiją. Jei anksčiau buvo teigiama, kad plaučių vėžys dažniausiai užklumpa vyresnio amžiaus žmonės, šiandienė situacija kitokia. Liga labai agresyviomis formomis atakuoja jaunus maždaug 27-35 metų amžiaus darbingus žmonės. Tokios tendencijos pastebimos ne tik mano šalyje, bet ir Europoje. Kaip tai sustabdyti? Reikia imtis griežtesnių kovos priemonių su rūkymu. Plaučių vėžių susergama palengva, o ligos požymiai yra įvairūs ir nespecifiniai. Simptomų intensyvumas priklauso nuo vėžio lokalizacijos ir išplitimo. Ligonį vargina dusulys, kosulys, krūtinės lastos skausmas. Simptomai, į kuriuos dažnai esama linkę nekreipti dėmesio, manydami, kad tai tiesiog paprasčiausias peršalimas. Liga sunkiai pasiduoda gydymui. Plaučių vėžį nustačius 1 stadijos iš 100 susirgusiųjų 20 išgyvena 5 metus, 2 stadijos 15, 3 ir 4 stadijos šansų išgyventi 5 metus neturi ne 5% ligonių. 85% of all the lung cancers that I see are in smokers or former smokers. So the most important thing to avoid lung cancer is never start smoking, and if you smoke, quit smoking. And even if you're at the age of 50, Profesorius Robert Pirker iš Austrijos Vienos medicinos universiteto. Onkologijoje vienas kalnų nenuversi. Nesvarbu, ar kalbėtume apie krūties, prostatos ar plaučių vėžį. Norint pasiekti sėkmės, reikia komandos. Kartu su Vilniaus universiteto onkologijos institutu ir čia dirbančiais mokslininkais bei gydytojais bendradarbiaujame jau kone 10 metį. Bendrai ieškome būdų, kaip įveikti vėžį, nes ateinant naujoms technologijoms, metodams viskas sparčiai keičiasi. Turi spėti su jomis koja kojon. Tačiau, kai turi partnerius, su kuriais gali ne tik dalintis tyrimais, bet ir diskutuoti bei ieškoti naujų gydymo galimybių, su onkologijos institutu jau ne 1 metus vykdome bendrą projektą Nemunas. Tokių projektų nauda abipusė. Būčiau neteisus, sakydamas, kad tik mokome ir padedame Lietuvos specialistams, ir mes daug ką sužinome. Tai stiprus abipusis bendradarbiavimas su rimtais partneriais, todėl man visuomet smagu. Kai esu kviečiamas į konferencijas Lietuvoje.
Vokietijoje kasmet diagnozuojama apie 8 000 naujų plaučių vėžio atvejų. Ir kas dar labiau jaudina, kad šią ligą serga vis daugiau moterų. Jei prieš keliarius metus moterų gyvybės dažniausiai nusineždavo krūties vėžys, dabar greta šios ligos įsitaisė ir plaučių vėžys. Profesoriui, jūs matote tokių pacientų, kurie vis dėlto patenka pas jūs į onkologijos institutą per vėlai? Taip, dėja, mes turim virš 60% ligonių sergančių plaučių vėžių, kurie atvyksta pas mus per vėlai ir mes jau mažai ką galim padėti. Ir dažniausiai tai būna, kada ligoniai patys save gydo, arba gydo vaistininkai, arba netgi gydo gydytojai, kurie ne visada įtarė, kad gali būti tokia liga, tai prarandamas laikas, liga įsisenėja, o po to jau padėti ligonėm yra labai sunku. Taigi, gerbiamas profesoriau, gal jūs galėtume dabar kreiptis į vaistininkus, į kuriuos dabar peršalimo ligų sezonas prasidėjo, tęsės pusę metų ir labai dažnai ateina žmogus į vaistinę, sako, aš kosiu. Ką jie turi? Turėtų jie paklausti, kiek laiko jūs kosit ir paskatinti eiti pas savo gydytoją. Na taip, aišku, pats blogiausias dalykas yra tada, kada ligoniai patys save gydo ir patys eina į vaistinę prašydami vaistų, kurie galvoja, kad jiems padės. Ir antras dalykas yra blogai, kada vaistininkai vietoj to, kad nukreiptų ligonius pas gydytojus, patys siūlo vaistus už įvairias kainas, norėdami juos parduoti ir galvoja, kad jie padeda mūsų ligoniam. Deja, taip nėra, kad visgi gydyti ligonį turi gydytojai, tie, kurie nusimano geriausia, nes tie pirmi simptomai, kurie yra ar kosulys, ar kosulio pasikeitimas, ar jo laikas, gali būti jau toli pažengusios arba rimtos ligos simptomai ir reikia būtinai nukreipti tos ligonius arba tos žmonės, kurie kreipiasi į vaistininkus pas gydytojus, o ne patiem pradėti gydyti vieną ar kitą ligą, nes tai gali nukentėti finale ligonis. Konferencijos metu buvo paminėtas ir Lietuvos onkologijos draugijos 80 metų jubiliejus. Pasak draugijos pirmininkės profesorės Simonos Rūtos Letautienės, sėkmė medicinoje ir ypač onkologijoje priklauso nuo komandinio darbo, naujų idėjų, patirties ir tęstinio darbo ir onkologinio budrumo visuomenėje skatinimo. Kad pavėluotų kreipimusi į gydytoją onkologą būtų kuo mažiau, šiuo metu Lietuvoje per vėlai kreipiasi kas antras onkologinis ligonis. Primenant, jog spalio mėnuo yra skirtas krūties vėžiui, reikia priminti keletą dalykų. Reikia priminti pirmą tai, kad yra krūties vėžio ankstyvos diagnostikos programa ir be abejo tos amžiaus grupės moteris, kuriam priklauso ta programa, būtina joje dalyvauti. Ir reikia nepamiršti, jog vieną kartą sudalyvavus programą to neužtenka, tai yra turi būti atliekama periodiškai, taip kaip toje programoje yra numatyta. Bet kitą reiktų priminti, jog vis dėlto neretai ištinka ši nelaimė ir jauno amžiaus moteris, kurios toje programoje nėra įtrauktos. Taigi yra tam tikros, jas galima rasti internete ir literatūroje, tai tikrai labai lengvai prieinama informacija. Tai yra informacija apie tai, kaip kiekvienai moteriai laiks nuo laiko patikrinti šią savo kūno dalį su tikslu, kuo anksčiau nustatyti bet kokius pakitimus, esant pakitimam kreiptis pas gydytoją.